光る雲突き抜け Fly away 体中に広がるパノラマ。 Mes kažkaip dažnai pradėjom kažkokiais muzikiniais intarpais startuoti savo podcastą, bet dažniausiai tai būna tiesiog mano pachmielo arba mano išprotėjimo vaisius. Šįkart daina turbūt linksmiausia ir galbūt nesąmoningiausia, bet jinai nėra linksmom aplinkybėm. Tai turbūt daug kas jau žino, kad kovo 1 dieną, 1 pavasario dieną, mus paliko, būdamas 68 Japonijos manga ir anime kultūros legenda, mums vaikystę padovanojęs Akira Toriyama. Mane nustebino, kad jis šiaip pakankamai jaun. Nu kaip, bet šiam 8 metai, kai atrodo, kad Drakonų kovas ir ten visi kiti tęsiniai labai seniai yra sukurti. Pirmas komikso chapteris išėjo 84 metais. Tai čia yra prieš 50 metų. Prieš 40 metų. Tai 28 jo. Tai mes dar turim šiek tiek laiko, Vilmantai, mes galim irgi parašyti kažką. Aš turiu pusmetį. Oi, ne, kokį pusmetį, ką aš nusišniau. Tau jau 40, Vilmantai. O, ne. Nu, mažiau nei pusmetį, bet čia, žinai ką, aš tai visada prisimenu, yra, galima jau sakyti, legendinio Lietuvos kino kūrėjo Tado Vidmanto video, kur jis su to video dalyvavo kažkiam projekte. YouTube, man atrodo, labai lengvai galite susirasti, kur ten kažkoks britas, tipo, sėdi priešais, tavarsia, prie darbo stalo ir ten yra lipučkė, žinai, tai lipnus lapelį su žymiai žmonėm ir jų pasiekimais ir kada jie tuos pasiekimus padarė. Ten visa ta, aš kaip suprantu, ir tas projektas ir to video esmė yra, kad, tu niekada nesi per senas daryti naujus dalykus. Pažiūrėk Antonovas vaikų, kiek išstenėjo būdamas. Žemaitė kada pradėjo rašyti? Seniai. Tarsi tiek seniai jinai pradėjo rašyti, tiek jinai gana jau brandaus amžiaus pradėjo rašyti. Tai tikrai... Bet ne taip, matyt, gerai rašė, kad gavo tik litą. Taip, bet kiti ir tiek negavo. Žemaitė vienintelė moteris ant lizdo, ne? Taip. Jeigu neskaitysim to, kad galimai vienas arba Darius arba Girėnas yra slapta moteris. Šiaip man rodos, kad labai pasaulyje gėjai perka šiaip banknotus 10 litų. Arba čia kažkoks džiaukas pasklidęs, arba čia yra tiesa, bet gėjai kolekcionuoja. Tu turi 10 litų namuose? Aš turiu litą tiesiog. Aš turiu 10 litų. Sveikinu, galėsi nusipirkti nieko. Su ta infliacija. Gerai, o šiaip tau buvo svarbus didelis dalykas Dragon Ball Z? Taip. Aš dabar neatsimenu, kažkas iš Lietuvos Facebooko žmonių parašė, kad tai, žmogus jo, kaip tu ir sakai, suformavęs kažkiek mūsų vaikystę, tai jo, mūsų kartos, ir aš čia turiu omeny mūsų kartos, tai čia net galima sakyti, man dabar yra 27, prie legendų 26, jeigu neklystu. Taip, mane pažįsti. Tai aš sakyčiau, gal, žinai, plus 5, plus 10 metų, net galima taip sakyti, nes dabar rodė, pradėjo rodyti, kai mes galvoj darželį vaikščiom, aš atsimenu pradiniai mokykloje, tai mes atsineždavom, pietus duodavom, man atrodo, ir atsineždavom kažkokių skanėstų iš namų. Tai, pavyzdžiui, aš visi sėdėdavom meduolių. Tai mes sakydavom, kad ten yra fryzo kiaušiniai kažkodėl. Tai jūs buvote keisti vaikai. Mes buvom keisti vaikai, bet mes visada labai, žinai, skubėdavom taip, kad pažiūrėtų į labai tokią didelę vaikystės dalį užėmė serialai, bet, dabar kartais, jeigu pavyksta įsijungti, netyčia, tai aš galvoju, kaip mes ten galėjom žiūrėti, taip ten nesivysto siužetas, absoliučiai. Bet, aišku, galima padėkoti, kad, vis tiek, Dragon Ball įkvėpė labai daug kitų shonen mangų, iš kurių gimė daug tiek ir anime, tiek ir po to filmų. Tai, jis gal tas Dragon Ball yra šiek tiek, nežinau, negaliu sakyti overrated, bet jis labai daug padarė. Tai... Bet čia matai, kaip Simpsonai, man atrodo, tiesiog su amerikietiška kultūra, ką padarė Simpsonai Lietuvoje, tai man atrodo, ir Drakonų kovas padarė, man čia nežinau, neįrodysi, bet
ar mes turėtume festivalį Now Japan, Mhm. jeigu nebūtų DBZ? Ar mes turėtume tiek daug, žinai, žmonių, kurie skaito mangą, žiūri anime, ar nepabijokime to žodžio ir hentai, jeigu nebūtų DBZ? Na tikriausiai ne. Nu čia buvo vienas iš tų vartų, tiesiog šį kartą ne į vakarus, ką pavyzdžiui davė tikrai ne vienam tam 90-ųjų, ankstyvųjų 2000-ųjų vaikui, Simpsonai, draugai ir visi kiti. Tai čia buvo tas vartai į Japoniją, nu į tuos rytus. Bet mes šiandien susirinkom kalbėti ne apie tai, čia tiesiog toks intarpas gimęs ne iš pačios smagiausios situacijos. Oskarai. Oskarai, ne tas iš ofiso buhalteris. Ne teatro režisierius Lietuvos žinomas. Taip. Net tas kokainšikas. Taip, 96-ieji akademijos apdovanojimai. Ar patiko? Tas patiko. Patiko. Ne, Valanda anksčiau šiemet buvo negu įprastai. Vapšė nesvarbu, nes aš nežiūrėjau tiesiogiai. Bet, nu, iš kitos pusės smagu, kad gal šiek tiek daugiau Europos žiūrovų galėjo pamatyti. Bet tai Lietuvos laiku, tai ten kelinta. Pirmą. Ai, nu jo, kai buvo, plus dar kai laisvadienis kitą dieną. Jo, ir aišku, ten jie vis nuolat kartojo, kaip čia darys trumpesnė ir vis tiek ten 40 minučių vėliau baigės negu turėjo, bet jo, toks pirminis įspūdis, aišku, po to ten daugiau pašnekėsim, tai taip, patiko. Man geriau negu pernai šiaip. Geriau, šiaip tai vieni geriausių, aš sakyčiau, per pastaruosius, jau kurį laiką, nes turim išmesti vis tiek tuos, kurie vyko ten tą covidinį laiką, kai ten darė stotį ir skirtingose lokacijose. Man atrodo, galim net kažkiek išmesti ir tuos, kurių vedėjų neturėjo, nes, tas vedėjas gal nebūtinai ten groja pirmuoju smuiku, nes, realiai jis išlenda pradžioj, kažkiek vidury ir po to kaip ir dingsta, bet, jis yra kažkokia tokia ašis, aplink kurią kažkiek sukasi tą ceremoniją, tai sakau, man tie Oskarai, kurie apskritai neturėjo vedėjų, kur kiekvieną nominaciją ir ten kažkokia intarpą pristato skirtingi žmonės, tai man vis tiek buvo prastesni negu šitie ir jo, apie ceremoniją, manau, vis tiek dar pašnekėsim. Daugiau, kas ten patiko, kas nepatiko, bet tas overall įspūdis, kad kaip renginys tikrai buvo įdomus, neprailgo. Jo, šiaip, kadangi nei tu, nei aš nežiūrėjom tiesiogiai, mes užsidėjom savo piratų skrybelės, piratų kepures ir tiesiog nusipiratavome. Tai gal mums neprailgo ir dėl to, nes reklamų nebuvo. Ta prasme, bet jo, valanda. Valanda iškrito, aišku. Nieko negali, tai komercinė televizija ir iš kažkur turi ateiti tos babkės, kad tas renginys viskėtų tokiu auksu. Kaip dainavo Vidas Bareikis, babkės. Jo, mes čia praeitame epizode susilažinom iš to, kas turės žiūrėti naujausią Moteris meluoja geriau sezoną. Kelintą? Nežinau. 37. Kas turi daugiau sezonų? Ar Moteris meluoja geriau, ar legendinis Vokietijos romantinis draminis serialas Šturmderlybė, meilės sūkurys? O nėra, kad ten iš vis sezonų nėra, nes ten tiesiog rodė nepertraukimai. Yra, man atrodo, sezonų. Nes, pavyzdžiui, Santa Barbara tai turi virš 1000 serijų, bet ten vienas didelis sezonas, jei aš neklystu. Santa Barbara dar eina? Ne, bet ten mūsų tėvaigi pasakodavo, kad gatvės būdavo tuščios, kai Santa Barbara rodė. Man tai pasako, kad per Vergį Izaurą tai būdavo. Buvo toks serialas Vergį Izaurą. Taip, Šturmderlybė, čia vis tiek yra labai svarbi informacija. Taip. Tai yra 20 sezonų, eina nuo 2005 metų. Ir vis dar eina, vis dar sėkmingai. 4247 epizodai, jeigu Dieve, jie jau į priekį skaičiuoja. Tai va,
Ai, taip galima. Jo, balandžio 26 dieną Wikipedijos duomenimis bus 4247 sezonai, tai, nemanau, kad moteris meluoja, geriau turi tiek šitą seriją. Bet Štionderlybė yra puikus įrodymas, kad niekada nenustok tikėti ir dirbti dėl savo, nežinau, kažko. Gerai. Gerai. Paskaičiuokiam rolį kurmiai, kas turės pažiūrėti Štionderlybę. Nuo pirmos serijos. Taip, nuo pirmos serijos. Tai kokią mes ten pirmą kategoriją galim pakapstyti? Šiaip tai, mes gal reikia pažymėti, kad mes tikrai, kas neklausė praeito epizodo, mes tikrai ne visas spėliojame. Kats klausyti dabar. Klausykit, geras epizodas. Ne visas kategorijas aptariam, gal kurių neaptartų dar vis tiek šiandien kažkiek apšnekėsim, bet, gerai, aš gal nuo pabaigos einu ir šiaip tai, man atrodo, mes galim čia ir daugiau apsistoti. Tai yra viena iš kategorijų, kuri taip sekė per visą ceremoniją. Tai yra geriausia daina. Geriausia daina, tai pakalbėkime apie tą nuostabią ceremoniją. Ceremonijoje, aišku, nuskambėjo visos 5 dainos, tai buvo tiesiog viena prasta Eurovizijos daina. Ar tu čia apie tą... Becky G, The Fire Inside. Aš tą patį pagalvojau. Aš pagalvojau, kad nepraeitų net etapo šiaip. Lietuvoje? Kažkur kitur. Lietuvoje irgi, nežinau. Aš tai manau, kad, žinau, kokioj Albanijoje arba kokioj Kaukazo valstybė su visa pagarba praeitų, nes man buvo toks, tipo Armėnijos vaibas. Bet aš labai nustebęs buvau, kai užgrojo daina, praėjo gal pusę minutės ir aš toks, čia yra labai prasta mediocre Eurovizinė daina ir jinai yra fucking nominuota Oscarai. Jo, bet man tai šiaip dar kita, 2 dalykai dėl tos dainos, čia bus netikėtai ilgiau negu tikriausiai planavom šnekėti apie tą dainą, bet, aš noriu tą pasakyti. Pasirodo, jinai yra iš filmo, apie kurį mes nekalbėjom ir niekada nebekalbėsim, tai yra Flaming Hot, apie čytos. Jo, pagal tikrą istoriją apie žmogų, kuris, sakė, kad jisai sukūrė Flaming Hot čytos. Tu rimtai, aš pajokavau. Ne, čia rimtai. Jo, tai čia apie Ricardą Montanezą, tai čia yra šiaip vienas dalykas, kad atrodo visai įdomi istorija. Kitas dalykas, tai yra debiutinis Evos Longorijos, kitaip žinomas kaip nusivylusios namų šeimininkės arba kitaip žinomas kaip buvusios Tonio Parkerio žmonos debiutinis filmas. Jinai buvo režisierė jame. Bet kas man šiaip, kalbant apie tuos apdovanotus, neapdovanotus žmonės, tai šitą dainą sukūrė Diana Warren, kuri čia buvo jos 15 Oskaro nominacija geriausios dainos kategorijoje. Yra Oskarų Ščigolovaitė, Oskarų Pilvelytė. Ir tikrai taip, nes jinai nėra nie karto laimėjus. Iš tų 15 kartų jinai prieš keletą metų gavo tą garbės Oskarą. Kur jau tipo, Jo. Tiesiog. Bet jo, žmogus, kuris sukūrė tikrai daug nominuotų dainų ir ne kartą nelaimėjo. Tai va, čia keletas tokių fun factų apie The Fire Inside. Ok, po to, aš gal dainas vardinsiu pagal jų įspūdingumą. Gerai, tai antroji vietoje Jonas Batiste It Never Went Away, tiesiog graudi dainelė apie meilę prie pianino bičiukas, gražu, neįdomu. Tada mes turime Osage genties dainininkus ir šokėjus, kurie dainavo dainą Vaz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 
ten buvo 3 ryto Alyne. Ne, šiaip pat metus tą kultūrinį kontekstą. Jo, aš nenoriu šaipytis iš kultūros, Bet ten nebuvo daina. Ten buvo triukšmas. Tai turbūt dėl to jūs ir nukariavo. Nežinau. Na ir tada mes turime Barbės dvejetą, tai daina, nuo kurios man šiek tiek šurpuliukas nubėgo, šiek tiek ašarėlė ištryško, nes šiaip man pati daina niekada nebuvo kažkokia įspūdinga, bet tame pasirodyme ji man suskambėjo kažkaip šviežiai ir jautriai, tai Billie Eilish, kurios antras vardas nustebino Vilmantą. Yra piratas. Darydavai Billie Pirate Eilish, pirato akis. Darydavai pirato akį?
Čia ta duona su kiaušu. Jo, darydavau. Nors nelabai kiaušų mėgstu, bet jo. Čia, tai va, Billie Pirate Eilish tėvai pasisėmė jos vardą idėją iš pirato akies iš lietuvių studentų kultūros. What was I made for? Tai ten tas čiuvas su pianinu jos brolis, ne? Taip, su kuriuo jie kūrė dainą. Jie labai artimi atrodo. Aš nenoriu nieko primest, bet jie labai Lannisteri vaibas. Šiek tiek. Ne, nu jie tikrai artimi dar ir dėl to, kad aš pasiskaičiau apie Billie Eilish kokiais 5 metais per vėlai, bet kad buvo mokomi namuose ir, yra tas dalykas, kad įdomi ten šeima. Jeigu mūsų klauso koks, nežinau, 10-metis berniukas, kuris vieną dieną pamatys, kad Billie Eilish su savo broliu yra bokšte ir bandys užlipti, pažiūrėti, ką jie ten veikia, nelip, bičiuli, nelip, branai. Ir tada turbūt, geriausias turbūt visų laikų Oskarų pasirodymas muzikinis, tai I'm Just Ken, fucking I'm Just Ken. Jėzau, koks geras pasirodymas. Tikrai. Ten buvo visko. Ir skaičius tą informaciją, kad šiaip Goslingas nebaisiai ten tryško norų pasirodyti, tai šiaip tikrai yra ikoniškas pasirodymas. Jisai pačioj pradžioj šiek tiek netgi sugiglino. Sukikeno. Jis gal ir nenorėjo netryšką entuzijazmą, bet kai jisai pradėjo, manau, kad jis pats suvokė, kad čia visai faina. Ir ne tik, kad faina, bet ir ikoniška. Ir šiaip ten ir simbolikos buvo, visas tas, nežinau, referencas į Marilyn Monroe. Fucking slashas. Fucking slashas. Vėlgi, dabar aš šiek tiek pasakysiu, kad aš nežinau, kad pagrindinis Van Halenas iš Van Halenų yra numiręs. čia mano spragos, kad Wolfgangas Van Halenas yra vaikas, bet tai nekeičia fakto. Wolfgangas Van Halenas vis tiek yra grupiai Van Halen ir jis prisidėjo prie šitos dainos ir jie buvo visi tenai. Ir Markas Ronsonas ir visi Kenai iš Keno filmų. Wow, šiaip tai tikrai labai įspūdingas pasirodymas. Sakau, 3 kartus atsisakau, tai man buvo žiauriai entertaining. Ir man labai klausant patiko Ryano Goslingo balsas, jis turi tą tokį respinės, tai aš taip sėdžiu, galvoju, jam tiktų visai kokį rokelį dainuot. Ir tada pagūglinau, kad jisai Suskis pasirodo grupę turi. Dead Man's Bones. Jo, man šiaip tai aš esu kelias jų dainas įsisaugęs pas save Spotify playlistę, bet šiaip man pirma mintis, kai Goslingas užlipo ant scenos, aš pagalvojau, šiaip tai blecha, koks šiaip talentingas žmogus. Labai. Toks ir gražus. Žiauriai gražus vyras. Tipo, kai buvo Jimmy Kimmelo pradinis monologas ir jis ten kalbino aktorius panašiai ir parodė vienas kameros šotas, kaip susikibo rankom Ryanas Goslingas su Margot Robbie. Pagalvojau, kad tai yra mano svajonių trysam. Margot Robbie, Goslingas. Taip, ir aš. Ir tu. Aš galiu žiūrėti tiesiog, jie gali žiūrėti. Man nėra skirtumo. Labai gražus vyras. Labai gražus vyras. Geriausias Kanados eksportas. Ir šiaip tai, prisiminkim, kiek daug kritikos buvo, kai pasirodė ta pirma nuotrauka su Ryanu Goslingu kaip Kenu. Ir net taip plačiau žiūrėjau, ne tik šita daina, nors šita daina, man atrodo, puikiai įkūnė, ant kiek jis prisijaukino tą vaidmenį ir ant kiek jis tą Keną padarė savu. Tai jo, pasirodymas yra įspūdingas ir mes abu spėjom, kad I'm Just Ken laimės Oskarą ir mes abu buvome neteisūs, nes laimėjo Billie Eilish. Ir čia yra neteisybė, čia reikia perskaičiuoti balsus. Jo. Negali sakyti, šiaip daina. Tai gera daina ir sakau, čia įspūdingas faktas, kad Billie Eilish su savo broliu yra jauniausi 2 kartus Oskaro laureatai. Pirmą kartą laimėjo už Jameso Bondo dainą No Time to Die, man atrodo, ar kaip ten? Paskutinis Bondo filmas su Danieliu Craig'u.
Tai šitas faktas irgi yra įspūdingas. Tai jo, kadangi mes žiūrim į savo šturmderlybę lažybas, tai mes kol kas abu turim po 0. Jo, šiaip aš dar nesileiskim į kitą kategoriją dar, aš noriu greitai, kadangi mes jau kalbam apie garsą, tai noriu greitai užsiminti, kas laimėjo Oscarą už geriausią garsą. Tai Jonas Mulleinis labai smagiai pristatė, kad laimėjo The Zone of Interest ir man labai dėl to džiugu, nes pagaliau garsą laimėjo ne laimėjo labai atmosferinis, baugus grigždėjimas, šnabždėjimas ir panašiai. Tai ahujienas garsas. Jo, ir čia yra dar tas dalykas, kad garsas vaidino labai svarbų vaidmenį. Ir tam, kur nominantus pristatė ir ten būtent tą išryškino garsą jame, tai jo, su visa pagarba, bet visur kitur buvo piau. Jo. Nu toks, ta prasme, tai labai prisideda, žinai, irgi prie tų filmų kokybės ir atmosferos, bet The Zone of Interest garsas, jisai ir sukūrė visą tą siaubą, nes mes nematom koncentracijos stovyklos, mes ją tik girdim. Tai čia yra genialus šiaip sprendimas, tikriausiai Jonathano Glazerio, filmo režisieriaus, bet ir puikus išpildymas. Ir labai trumpai apie Johną Mulleinį. Jis turėtų vesti Oscarus kažkada. Taip, tas jo pristatymo monologas, kuris pasiėmė labai prastas citatas iš labai prastų filmų, buvo genialus. Kuris realiai atpasakojo Field of Dreams. Visiškai. Dar nepabėgant nuo garso, geriausias garso takelis, tai antrą Oscarą laimėjo Liudvikas Göranssonas. Kieno ten Švedijos pasididžiavimas? Švedijos pasididžiaviavimas ir mes spėjom šitą kategoriją, bet to... Mes spėjom? Mes spėjom šitą kategoriją. O, atsiprašau. Ir Laurinai, tu artėjai prie... mes jau pakeitėm lažybų objektą, mes jau nebežiūrim. Mes užtuom darlybę. Tu priartėjai prie vokiško jaukaus kurorto, tai nes aš spėjau, kad Oppenheimeris laimės, tu spėjai, kad laimės Poor Things. Tai jo. Tai žmogelis Fainulika toks, kuris buvo laimėjęs. Jis toks, žinau, jis man labai chill guy atrodo. Aš norėčiau jo savo blunt rotation'e. Jis toks skandinavas. Tai jis buvo laimėjęs pirmą Oscarą už Black Panther, Juodąją Panterą, Wakanda Forever. Tai ganėtinai labai skirtingi filmai su skirtingais garso takeliais, tai matos, kad toks biški multitalentingas čiūvas. Jo, ir aš dar kartą paminėsiu, kad tiesiog skandinavai pastaraisiais metais okupuoja šitą šiaurės Europą, sakykim taip, nes Islandija nėra Skandinavija. Prakeikti vikingai, vėl užsiima okupaciją. Bet prieš tai buvo laimėjus prieš keletą metų Jokerį Hildur Guðnadóttir, tai dabar kuri puikų šiaip muzikinį takelį sukūrė tiek praeitų metų mūsų visai favoritam Tar ir Women Talking. Pala sakei Islandė. Taip. Kas yra su Islandais, kad visi čiūvai yra son, o visos moteris yra dotar? Čia dukra ir sūnus. Jo, bet kodėl pavardės baigės visos taip? Ir po to sako, kodėl jūs mus kaltinat incestu, nes jūsų pavardės daug ką sako jau. Nes pas juos yra tokia daryba, tai pavyzdžiui... Jon Snow, bet... Hildur, kaip čia, Guðnadóttir, tai jos tėvas yra Guanas, ar kaip pavadinti. Gerai, labai paprastas pavyzdys. Ne taip seniai, čia pamokėlė, kaip islandai sudarinėjo savo pavardės. Gerai. Praėjusią sezoną Vilniaus Ryte žaidė Elvaras Fridriksonas. Tai reiškia, kad jo tėvo vardas buvo Fridrikas. Dėl to jis yra Fridriksonas. O tai Fridriksono sūnus kas bus? Elvarsonas. Tai va, pabaigiam pamokėlę apie islandų pavardės, kuri negalvojau, kad jinai... Bet pala, o tai kodėl? Tokia daryba, tokia, ką žinau, tiesiog. Nesąmonė. O kaip, žinai, senais laikais visi tie O'Neillai, Makarčiai ir visa kita,
nu tai irgi atsirado iš, kad jis yra kažkieno sūnus, arba ten kažkieno kažkokios ten vietovės. Nežinau, netęsiam šitos... Pririškit mane prie pušies ir nušaukite. Ačiū. Islandija, taip. Islandija, valstybė, kur yra šildomi šaligatviai, kad bomžai nesušaltų. Islandija, kurioje antra, man atrodo, pagal dydį šita tautinė mažuma yra lietuviai, ar trečia pagal dydį. Islandija, kurioje egzistuoja deitinimo appsas, kuris parodo, ar jūs nesat giminės. Islandija, kur, man atrodo, klasikinė muzika pradėta viešai atlikti tik 70-aisiais. Žodžiu, mūsų podcastas nebekalbės apie filmus nuo kito epizodo, bus tiesiog faktai apie Islandiją. Bus, jo, kaip yra ta proga, kur ačiū Islandijai, tie renginiai, kur mes dėkojame Islandijai už tai, kad pirmieji pripažino mūsų nepriklausomybę, tai mes tiesiog šnekėsim apie Islandiją. Šiaip aš prieš keletą metų žiūrėjau islandišką filmą apie pieno fermą. Patiko? Nelabai. Galėsim aptarti. Gerai, kokia kita nominacija? Dokumentinis filmas. Čia aš galiu iš karto pasakyti, mes abu gaunam po taškelį, nes tai yra 20 dienų Mariupolyje. Šiaip vos ne pirmas sakinys šito filmo režisieriaus man šiek tiek išspaudė ašarėlę. Jis pasakė, I wish I never made this film. Tai... Jo, čia norėčiau, kad niekada nebūčiau sukūręs šito filmo. Viena stipriausių frazių pasakytų šitoj ceremonijai, šiaip viena stipriausių kalbų. Ir kitas dalykas, šiaip tai aš pagalvojau, kad Ukraina, visa kita, bet jeigu nebūtų nužudę rusai Mantą Kvedaravičius, kuris kūrė filmą Mariupolis 2, kuris galiausiai buvo sukurtas, šiaip tai gali būti, kad mes irgi būtume buvę visai arti Oskarų. Bet čia, čia kas būtų, jeigu čia toks lyrinis, nukrypimas, bet šiaip tai yra labai smagu, kad nebuvo pamiršta šita tema ir kad buvo aišku, dabar laimėjimo proga, bet buvo vėl išsakyta visa ta žinutė, kurią turi išgirsti vakarai dėl kraugeriško karo, bet, blemba, man toks buvo, kaip čia pasakius, klešas su tuo, kad, prisiminkim praėjusiais metais, koks filmas laimėjo. Navalinas. Mes apie jį dar pakalbėsim, manau, yra vienas momentas susijęs. Tai šiaip galim dabar, man. Gerai, žodžiu, kaip ir kiekvienoje Oskarų ceremonijoje yra graudi, nuostabi in memoriam, kaip čia pavadinti, sekcija. Segmentas, kur eina tiesiog mirusių, kinui nusipelnusių žmonių veidai, jų svarbiausi filmai. Šįkart buvo dar graudžiau, nes Andrea Bocelli ir jo sūnus Mateo dainavo Time to Say Goodbye. Kuris šiaip melodija, kuris skamba ir Vilniaus laidojimo rūmuose, galiu patvirtinti per šermenis. Jo, tai labai gražus, jautrus epizodas, bet nuo ko viskas prasidėjo? Nuo didžiajame Oskarų ekrane parodytos Navalno frazės, kuri ten, neatsimenu, kaip skambėjo, bet tiesiog man buvo keista, kad būtent jie pradėjo, kad būtent Navalnu pradėjo šitą visą in memoriam. Matai, čia yra viena iš, dabar gana šviežia mirtis ir plus tai, kad jo praėjusiais metais laimėjo filmas apie jį ir čia vėlgi neužveskim diskusiją Navalnas gerai, blogai, bet man gana yra klešas ant to, kad, pavyzdžiui, toj pačioj Ukrainai Navalnas tikrai nėra baisiai mėgiama figūra ir, galbūt vakaruose labiau atrodo, kad jie visi stovi toj pačioj pusėje ir ta pusė yra prieš Putiną, kas iš dalies, yra kaip ir tiesa, bet sakau, man kažkiek yra klešo, tai kad yra mes išryškinam Ukrainos kovą už savo nepriklausomybę ir mes ir tada rodom veikėją, kuris Ukraina labai žinai nevienareikšmiškai yra sutinkamas. Tai toks, vėlgi, aš manau, kad net nebuvo turėta to omenyje, net nebuvo turėta mintyje, kad čia kažkoks, žinai, mini klešas idėjinis yra, nes aš įsivaizduoju, kad, sakau, vakaruose tai yra grinai, kad arba tu už Putiną, arba prieš Putiną, kad jūs ten turite kitų kažkokių nesutarimų, tai jau netiek svarbu, ar mes net apie juos nežinom. Tai ir toj pačioj Lietuvoje, mes matom tą diskusiją, kur vieni Navaliną aukština, kiti išima tą jo citatą, kur Krymas yra rusų. Tai
Tai, tai jo, toks Ukrainos pirmas Oskaras gautas nesmagiausiam aplinkybėm, turbūt nubūkim biedni, bet teisingi greito Oskaro kito negaus, nebent vėl už kokią karo dokumentinę. Ne, negali sakyti, buvo, yra Ukrainos kinos vis tiek turi, tu ne taip seniai, matau, pernai ar užpernai kino pavasarį buvo ta komedija Liuksemburgas. Gana gera, bet Oskarą šiaip, žinai, yra sunku gauti. Nu, klausimas, aišku, kiek tas greit perėsim prie tarptautinio filmo, na, kiek ten... Kaip čia pasau, man tėtis skambina. Pakelk, pasikalbėk. Aš po to pakelsiu. Jo, žinai, kiek... Galėjai podcastų metu pakalbėti. Ne, aš žinau, dėl ko jis man skambina ir aš nenoriu jie tekti. Jo, tai kad nebūtinai ten yra geriausias tas, žinai, ne amerikiečių filmas, bet, nu, dažnai būna suveikia tas, žinai, kažkokia agenda ar taip toliau. Arba šiaip iš valstybių, kurios yra gana, turi didelį įdirbį, arba iš vis tiek ta timteli kažkokia kino kompanija, kuri bando prastumti tarptautinį filmą. Tai aš nenustepčiau tai, kad Ukrainos vardas, jeigu filmas bus gana geras, nu, turės, žinai, tą papildomą svorį, nenuvertinant filmo galimybių, bet čia, žinai, kaip ir su Eurovizija ir Kaluš orkestra pergalė. Ta prasme, daina buvo gera, bet ar jinai būtų laimėjusi ne karo akivaizdoje ir ar būtų surinkusi ten rekordinį žiūrovų balsų skaičių, na, būkim biedni, bet teisingi, tikriausiai ne. Tai galbūt Ukraina ir laimės. Šiaip nuo Ukrainos nepabėgsim dar, aš grįšiu prie jos, kai aptarsim kitą nominaciją kažkada čia, bet suprasi, dėl ko aš piktinsiuos. Ok, gerai. Bet sakau, nepabėgim, tai yra geriausias tarptautinis filmas Zone of Interest. Taip, kur šiaip irgi buvo vienas smagesnių šitos nominacijos pristatymų, Dwaynas Johnsonas, The Rock, akmuo, ir blogas kiškutis, Bad Bunny. Pristatė, kad laimėjo filmas apie holokaustą. Taip, ir tuo pačiu metu buvo Bad Bunny gimtadienis, tai jo, atšventė pristatydamas filmą apie holokaustą. Šiaip tai matęs, kaip Jonathanas Glazeris atsimdamas tą Oskarą drebėjo. Jo, jisai skaitė už popierėlio. Bet jis, ką aš skaičiau interviu apie su Jonathanu Glazeriu apie... Lietuvis, by the way. Nu, lietuviškų. Kalbėjom apie tai, taip. Lietuviškų šaknų. Lietuvai Oskarą. Tai apie kitą dar lietuvį galėsiu po to pašnekėti. Bet jis, ta yra mintis, kurią jis sakė ir tame interviu ir kurią jis pasakė ir atsiimdamas statulėlę ir kuri yra labai svarbi, kad šitas filmas yra ne apie praeitį, apie dabartį. Apie tą dehumanizaciją. Tai labai man... Tiek dėl pačio filmo, kur... Na... Aš džiaugiuosi, kad jis yra įvertintas, nes jis turėjo būti įvertintas ir galbūt kitose kategorijose irgi galėjo kažkiek daugiau gauti, bet na, Best International Feature Film tikriausiai buvo galbūt ta rimčiausia kategorija, kuris galėjo tikėtis, bet nu, atrodo, kad labai gerose vietose jis yra įrėmintas savo tą triumfą, tai būtent garsas, apie ką mes kalbėjom, ir ta, na, geriausias filmas, galbūt ne geriausio filmo kategorija, bet tarp tų kitų aš labai džiaugiuosi, kad jis, sakau, kad gavo tą statulėlę, Jonathanas Glazeris turėjo šansą pasisakyti. O aš labai džiaugiuosi, kad mes abu gavom po tašką. Ja. Ir tu vis tiek dar esi meilės sukūrėja kol kas. Aš turiu šiek tiek vokiško kraujo 12,5%, tai žinai. Ja, bet dabar yra nominacija, kurioje tu išlyginsi rezultatą, nes aš žmogus kažkaip pasitikėjau lažybininkais. Nereikia pasitikėti tais velniais. Ne tik lažybininkais, bet ir tiesiog norėjau, nes mes labai daug ką... Uždraust nachujos. Antras epizodas, ties kuriuo mes susideginam savo galimą paramą. Čiūdip, kad BBC, bet ką pasakysi. Man net ir prekės ženklai išėjo. Top sportas jūkina kiaušus. Susideginkit ant laužo. Gerai, bet seifas. Šiukšlės. Gerai, sakyk. Taip, geriausias animacinis filmas. Labai puikiai, vaikučiai, įsijunkit. Šiaip, šitas Oskaras, būtent už geriausią animacinį filmą, kurį gavo Hayao Miyazaki,
už savo The Boy and the Heron. Jis sukūrė daug smagių mymų, memučių, juokelių, nes Hayao Miyazaki turbūt tiesiog miegojo kažkur Japonijoje ir jam buvo visiškai nusišikt, kad jis gavo tą Oscarą, I guess. Jo, ir tu išlygini rezultatą, aš spėjau, kad Spider-Manas laimės vieną šiaip juokingesnių juokučių buvo sukurta iš šito filmo, kur vietoj Heron buvo pasakyta heroin. Ja, ir iš to buvo visai smagus, bet jo, animacija nusilenkta galbūt ir kažkiek legendiniam kino kūrėjui. Bet jis fucking badass, jisai buvo išėjęs į pensiją, grįžo, pasiėmė Oscarą, netvarė, pasiėmė net puhų. Ir iš kitos pusės Spider-Manas pirmoji dalis yra gavusi, gal irgi kažkoks išskaičiavimas. Bet pirma dalis daug geresnė, tai čia. Taip, tai mes kol kas išlyginom mūsų rezultatą ir mes dabar einame į scenarijų kategoriją. Ir Laurynai, ar tu žinai, kad čia aš išsiveršiu į priekį, bet tikriausiai nežinai, kurioj kategorijai? Net nebeatsimenu, už ką aš balsavau. Labas, ar esi matęs scenariozaurą? Taip, tai dvi kategorijos, tai yra originalus ir adaptuotas scenarius, kur irgi geras jaukutis buvo, kad kuriuo metu tu gali scenarijui pasakyti, kad jis yra adaptuotas. O, va čia aš ir pyksiu dabar, aš čia ir prisiminsiu Ukrainą, gerai. Taip, prašau, tai prisimink, tai dabar. Prisimink, tai už originalų scenarijų laimėjo Anatomy of a Fall, Tryčio anatomija, atsiėmė Oscarą Justin Trieu ir Artur Harari ir ukrainiečiai, slavai. Slavai, jiems nėra ko mokytis tos anglų šiaip. O kaip gražiai pakalbėjo, kaip gražiai. Kokia švari kalbelė angliška. Atėjo šitie parazitai prancūzų palaikai. Tai parodo vėl, ant kiek jie yra... Žiūrėk, nebūkim ten rasistai ar ksenofobai, bet o kur tu į tualetą buvo išėjęs, kai Godzillos kūrėjas atsiėmė savo Oscarą, kur, ne velnio, nesuprasi, ką jis ten. Ir žmogus iš lapo skaitė. Bet jis Japonijoje, kam jam mokytis anglų? O kam prancūzų? Mesgi, kai aptarinėjom Kryčio anatomiją, yragi tas dalykas, kad... Prancūzai pasikėlė yra. Jo, ir jie nesimoko. Bet iš kitos pusės atmetus tą kalbos defektą. Tai aš čia džiaugiuosi, kad gavo Kryčio anatomiją, vien dėl to, kad šitas filmas buvo įvertintas bent kažkurioj kategorijoje. O ką mes abu? Tai va, tai čia aš įsiveržiau į priekį. O ką aš sakiau? Man tėtis. Pakelk savo tėčiui ir pajung ir sekalį. Ne, nu aš nekelsiu dabar. Aš negaliu dabar kelsiu. Nekelsiu. Aš balsavau už Kryčio anatomiją, tu balsavai už Holdovers. Ok. Jo, tai... Nežinau, kodėl balsavau už Holdovers. Turnelis. Ne šiaip tikrai geresnis filmas Anatomy of a Fall. Bet Kryčio anatomija, jo, geriausias originalus scenarijus. Ir sakau, smagu, kad jie buvo apdovanoti. Ir šiaip ką išskyrė Justine Triet. Tai yra, jinai vis tiek gaudama Oscarą už scenarijų, jinai labai didelę duoklę atidavė tai pačiai Sandrai Hüller ir šiaip visam aktorių kolektyvui. Sandrai negavau nieko Hüller. Sandrai negavau nieko Hüller, kad vienas dalykas yra, kai yra tekstas, žinai, ant lapo, o kitas dalykas, kaip tu jį įkūnyji ir kaip tu perteiki tuo žodžius. Tai kad, galbūt net nebūtų gavęs šitas filmas apdovanojimų už scenarijų, jeigu nemeistriškas Sandros Hüller pasirodymas. Va tak, adaptuoto scenarijaus Oscarą gavo toks adaptuoto scenarijus. Realiai. American Fiction, prašiausias iš Oscarų 10, tikrai net ne filmas. Čia drąsos pareiškimai. Bet šiaip tai pagalvojus, kad scenarius tam filme scenarius buvo stipriausia dalis, tiesiog jis buvo labai kažkaip prastai nes mintis tai ten buvo gera ir pati, sakau, ta idėja buvo gera, bet mes kažkiek kritikavom tai ir pačią tą filmo, nežinau, atmosferą, kur atrodo, kad tai yra šeštadienio popietės filmas,
Tai, sakau, idėja gal buvo gera, bet vėlgi gal įgyvendinimas nebuvo baisiai geras ir Fordas Jeffersonas, kurio čia yra pirmasis apskritai debiutinis filmas, bet Tikiuosi ir paskutinis. Bet žmogus prisidėjęs prie Succession, prisidėjęs prie Master of None, prisidėjęs prie Watchmen serialo. Žiūrėk, aš žinau, kad aš geras darbuotojas, bet būčiau blogas direktorius, tai aš niekada nesiveržiu į tuos postus. Tai gal tu irgi Kordai Jeffersonai pabūk biški savo vietoj. Taip, tai va turėjom nuleidimą žemės iš Laurino Stonko, Kordai Jeffersonai. Taip, aš jam asmeniškai parašysiu, aš jam slaidinsiu įdėms. Jo, mes abu spėjom, kad bus Poor Things ir mes abu buvom absoliučiai neteisūs. Nuvargelis iš jūsų. Ir dabar grįžkime į ceremonijos pradžią ir į nominaciją, kuri, jeigu mano atmintis nemeluoja, buvo pati pirmoji. Taip, ir šiaip galim paminėti, dėl ko šitie Oskarai man patiko, kad visas 4 aktorių nominacijas pristatydavo po 5 praeities Oskarų laimėtojai, būtent tos pačios nominacijos. Tai labai smagu. Man idėja patiko, man išpildymas nepatiko, nes jie skaitė iš suflerio, kai kurie akivaizdžiai, kai kurie netaip akivaizdžiai. Timas Robinsonas kitoj nominacijai, tai yra antraplanio aktoriaus vapšies suklydo skaitydamas, kai jis vietoj žodžio Worthy, Oskaro nominacijos pelnytas pasirodymas, kalbėdamas apie Robertą De Niro, jis pasakė winning, tipo Oskarą laimėjęs pasirodymas. Nu tai žiūrėkit, dabar aš pasipiktinsiu aktoriais. Mes šiandien piktybiškai mes O tai nėra taip, kad jų darbas yra išmokti tekstą. Taip. Tai, tai man sakau, man idėja yra gera, bet man išpildymas iš kitos pusės, tai kai kur buvo tikrai tas asmeninis santykis tų žmonių akivaizdžiai matomas, kurie kartu, pavyzdžiui, yra dirbę, o kai kur tai buvo tiesiog, pritempimas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad tarp vyrų ir tarp moterų yra visiškai lygios teisės, nes kategorija, kurią mes aptarsime dabar, tai geriausia antraplanė aktorė, pristatė 4 aktorės ir kunigaikštis Vildaugas. Amerika! Jo, tai neatsimenu aš tos aktorės vardo pavardės, bet jinai pristatė Ameriką Ferrero iš Barbės ir tiesiog daug kartų kartojo vardės Amerika. Tai kas žinot Vilniaus legendą kunigaikštį Vildaugą, suprasit, o kas ne, jūs esat per jauni. Ir negyvenę Vilniuje galimai. Jo, laimėjo Divine Joy Randolph iš The Holdovers. Aš taškiuką gaunu. Tikrai meilės sūkurys. Ne, aš turim realybę. Aš kitą epizodą galimai kalbėsiu vokiškai. Nes tu spėjai, kad laimės šitą Judy Foster. Tai gerai, pakalbėkime apie ponę panelę Divine. Šiaip tai iš karto ten buvo toks, tik ceremonija prasidėjo ir toks emocinis. Emocinė kalba, kuri man, palietė. Ji buvo fain, ji buvo smagi. Ir kas man, aš šiaip pagalvojau, ypač šitoj kategorijai, šitose kategorijose, tai antraplaniai aktoriai, dažnai yra pažymimi žmonės, kurie būna gana kartais mažai žinomi. Mes tikrai matom, kaip išlenda aktoriai, kurie iki tol nelabai buvo žinomi ir kartais po to irgi nėra labai žinomi. Aš tikrai neprisiminsiu pavardės, bet filmas Koda ir tas negirdintis aktorius, kuris vaidino tėvą, jisai gavo Oskarą. Tai, man yra smagu, kad šiaip Oskarų ceremonija, bet sakau, kažkaip man atrodo, labai dažnai būtent šitos kategorijos, tai yra antraplaniai aktoriai, išryškina tuos arba kartais primirštus talentus, arba anksčiau žinomus ir kažkiek primirštus, arba tuos naujuosius, mažiau žinomus. Tai Divine Joy Randolph, puikus jos pasirodymas ir manau, kad tikrai pelnytas Oskaras. Bet šiaip, kuo aš galiu pasidžiaugti, kad tie antraplaniai aktoriai net savo apdovanojimų kalbose, jie dažnai būna iškalbingesni ir smagesni už tos Hollywoodo titanus. Tai nežinau, galėtų biški pasistengti seniai. Tai dar 2 momentai, tai yra apsiverkęs Polas Žematis. Jo.
kur sugraudino ir mane. Ir kitas dalykas, kad, vienintelis, man atrodo, holdovers Oscaras. Tai... Ir šiaip vienas buvo smagus faktas, kai jau gavo jinai Oscarą. Jimmy Kimmelis mums davė šiek tiek apie tą filmą trivijos, kad kadangi panelė nerūkė, režisierius atsiuntė jai netikrų cigių ir sako, mokykis rūkyti, o jai tiesiog nepatiko, kažkaip atrodė viskas fake, tai jinai tiesiog pradėjo rūkyti tikras ir kaip sakė, Jimmy Kimmelis rūkimas kartais gerai. Ir jinai labiausiai užsikosėjo per tą momentą. Jo, tai Divine Joan Randolph ir kita nominacija antraplanis aktorius. O, blėt, aš vėl pralaimėjau. Aš jau gali nebeskaičiuot, matot. Jo, tai Robertas Downis jaunesnysis. Jo, fucking rockstaras. Jo, tu spėjai Marką Ruffalo, kuriam tu kažkodėl turi kažkokią, nežinau, meilę. Jis gerai pasirodė. Bet šiaip sakau, ant kiek matosi, kad Robertas Downis jaunesnysis yra rockstaras Holivude, visa salė atsistoja. Jis tiesiog tą charizmą spinduliuoja tiesiog. Kalba buvo labai gera, tas jo sakinys, kad aš noriu padėkoti savo siaubingai vaikystėj. Tiesiog, nuostabu. Matos, kad jisai ruošęs šiai kalbai galbūt labai daug metų. Bet jo, kartu šiaip smagu, kad buvo įvertintas žmogus, kuris, taip, turėjo klystkelių, kuris buvo labai gerai vertinamas jaunystėje, tada labai prastai vertinamas ir tada tapo ponu Misteriu Hollywoodu, Iron Manu, ponu Marveliu, tai įspūdinga karjera, įspūdingas jo vaidmuo ir įspūdingas kol kas mano pasirodymas Spėlionėje, nepabijokime to žodžio. Laurynas padarė Divine Joy Randolph, tai yra užsikosėję. Labai skanus veipukas. Jo, šiaip tai gerai, kad šitos programos nekredituoja kokią radijo televizijos komisiją, nes... Vūpas vadinasi Bahamas, tai jos skonis toks kaip karališkų ledų ir šaltos kavos karamelinės tokios. Tai va. Tu baudą mokėsi. Jo, gerai. Rekomenduoju visiems šiai. Aš nebeturiu prarasko, aš gyvensiu 2 metus žiūrėdamas Štornderlybę. Turėsi rasti dabar kitą kažkokį co-hostą podcastui, nes aš nebegalėsiu jokių filmų žiūrėti. Aš tik Štornderlybę. Šiaip įdomu, ar yra kokia nors tinklalaidę arba laidą apie Štornderlybę. Vokietija, manau, jo. Bet kodėl? Šiaip dabar kažkaip labai yra populiaru, kad vos išeina kažkoks serialas, tai būna podcastai, kur po valandą, po 2 kiekvieną seriją nagrinėja. Aš suprantu ten kokius Sopranus, bet kai mes turim 6 podcastus apie Office'as trunka 20 minučių seriją ir jie kalba 2 valandas apie tai, ten nėra tiek daug simbolizmo kažko, ten, žodžiu. Taip, geriausių aktorių kategorija ir čia mes turime realiai, kažkiek sušvelnina rezultatą gerbiamas Laurynas Nemantas Tonkus. Tai yra, tu spėjai, kad Emma Stone, o aš kadangi esu įsimylėjęs tą, žinai, Vokietiją, esu įsimylėjęs tą vokišką kokybę. Tai tu galėsi irgi kartu žiūrėti Štornderlybę, žinai. Tai, jo. Laurynas spėjo, kad Emma Stone laimės, aš kadangi manau, kad pasirodyti 2 filmuose ikoniškose vaidmeniuose yra kas veikti, aš balsavau už Sandra Hüller ir... Emma Stone kalba, prieš kalbą, jinai stojas, labai romantiškai apsikabina su Jorgos Lantimos, pasibučiuoja. Ne, ten jos sutuoktinis buvo. Ne. Pirmą jinai su vyru pasibučiavo. Bet po to ir su tuo. Po to per savo kalbą, kur ten verkia žliumbė paranoja, jai isterijos, irgi vakar kalbėjau naktį su Jorgos ir tada sako, noriu padėkoti savo vyrui, savo dukrai, kuriai greit bus 3 ir aš toks. Kyla klausimas. Ponė Emai Stone'ai, jūs esat kakas, manau. Nežinau.
Nu ir suknelė suplyšo. Ir suknelė suplyšo. Nu, nes žinai, kaip ji pati sakė, turbūt per I'm Just Ken. Aš nežinau, ką jie darė per I'm Just Ken, bet praeitės ten. Nu, ten buvo, aš manau, kad ten ne vienas rūbas plyšo per tą pasirodymą. Čia tai smagu, kad Goslingas atnešė mikrofoną ir davė padainuoti Emma Stone ir man buvo toks biškė La La Land flashbackas. Nuostabus vyras Ryanas Goslingas. Visgi nepabijokim to žodžio taip. Puikus vyras. Geriausias aktorius kitas puikus vyras, tai yra Cillianas Murphys, Airijos pasididžiavimas už Oppenheimerį, gavo Oscarą ir vėlgi čia irgi yra smagus dalykas ne tik dėl to, kad tikrai puikus pasirodymas, bet ir dėl Murphyo karjeros tiek šiaip tokiuose pavyzdžiui, televizijoje kalbam apie tą patį Peaky Blinders, tiek senesniuose filmuose Birmingemo gauja, tiek apie tai, kad, čia vėlgi kalbėsim apie Nolaną, tai yra tas ilga antraplanio vaidmens karjera ir galiausiai gautas, jau tas vedantysis vaidmuo ir, tą pačią karjerą labai gerai, man atrodo, įrėminantis, įprasminantis ir labai, labai smagu už Cillianą. Šiaip labai faino šutvę parinko pristatyti nominuotusius. Buvo Nicolas Cage'as, buvo Matthew McConaughey, buvo Brendanas Fraseris, buvo Benas Kingslis, buvo Chrisas Whitakeris. Tai Forestas Whitakeris. Gal Chrisas Whitakeris? Nežinau. Ar tu su Chrisu Roku supainė? Galimai. Žodžiu, vystantį vienodį man. 10 jubiliejinis ir galimai paskutinis epizodas. Bet Matthew McConaughey atrodė kaip heroino adiktas. Kaip boy and the heroin. Taip. Taip, bet... Tau vėl tėtis rėmė. Pakelk, trečias kartas nemeluoja. Na, aš išeinu dabar biškį trumpam. Tata! Raimundukai, kur čia dirbi? Tata! Atsiprašym visų, kas klausos ausinėm. Nemirštanti klasika. Šiaip tu greit mirštanti gal. Neprisimena žmonės jau Ambrozijos ir Miesčionių. Man vakar šiaip tik tokią metę, kai Ambrozija buvo labai jauna, jų pasirodymas kažkokiam vienam pirmųjų juokis. Tai labai blogai. Aš nekartą jau tikriausiai esu viešai tai sakęs, tai yra, kai aš buvau vaikas, aš galvojau, kad jie yra neįgalūs. Ir čia yra kažkokia integracija. Maikau iš tiesiog. Tokia, jo, nes, bet tai rodo, ant kiek buvo genialus Raimundėlio. Taip, jam reikėtų Oscarą duoti. Jo. Tai va. Gerai. Koks ten Beusis buvo? Beusi, kur tu dirbi? O tu Raimundėlį, eik iš čia. Va taip. Tikras radijo teatras, tai man atrodo, jo, apie Cillianą Murphy tikrai nebeverta daugiau šnekėti. Jo, vapšė, kas yra Cillianas Murphys prieš Raimundėlį? Prieš Raimundėlį. Taip, ir tada, paskutinis, jau toks... Ne, paskutinis, dar du. Ne, bet man atrodo, galim net apimt abudu, nes čia vis tiek yra apie tą patį ir rezultatas nesikeis ir jau gali mokytis vokiškai. Tai yra geriausias režisierius ir geriausias filmas. Oppenheimeris, bet aš labai noriu pasidžiaugti geriausio filmo pristatymu. Tenačiu. Jį pristatė mirštantis Alas Pacino ir man patiko, kad jis neminėjo, kas nominuoti, nereik, atplėšė voką greitai, pasakė ir bye. Šiaip tai buvo tekstų net apie tai internetuose, nes žmonės vienas dalykas, kas galvoja, kad čia gal tiesiog marazmas buvo pono Pacino, kiti galvoja, kad jis tiesiog perskaitė pirmą pavadinimą ir galbūt buvo sąmokslo teorija, kad čia yra Moonlight La La Lando momentas iš... Jo, nes kai jisai perskaitė, dar kažkaip salėje niekas nejudėjo, nes tokie... Jo, tai Alas Pacino pasiaiškino, kad ne jo mintis buvo neskaityti nominantų, o prodiuserio mintis tiek taupant laiką,
tiek dėl to, kad visi nominantai, kaip ir dainos, taip ir nominantai ceremonijos metu buvo pristatyti. Ir šiaip, kol būtų Alas Pacino perskaitęs visus 10, būtų jau jam galimai insultas išvykęs. Būtų dar 40 minučių praėję. Bet blet, laikas žiaurus šiaip yra. Aš nenoriu nieko sakyti, bet... O laikė gyvatę tu. Taip, kaip dainavo legendiniai Suopis ir Rambynas liaudės dainiai, bet, jis dar neseniai buvo tas senas playboyus vaidinantis komedijose, kur būja. Ir look at him now. Senas playboyus jau tada liūdnai atrodė. Liūdnai, bet jis dar kažkiek energijos turėjo. Dabar toks biški sauskelnių suaugusiems vaibas. Sauskelnes jis keičia ir pats, nes netaip seniai jisai susilaukė su savo 29 metų jaunąją mylimąją kūdikę. Kol nebus DNR testo, aš netikiu. Jo, tai Oppenheimeris triumfavo visiškai šių metų Oskarus, iš viso surinko berods 7, jei neklystu. Jo, 7 ir iš vienos pusės jo, kad pagaliau Nolanas gavo Oskarą, pagaliau Nolano filmas buvo įvertintas ir šiaip man labai simboliška yra tai, kad jam geriausia režisieriaus kategorijai nuskinta Oskaro statulėlę įteikė Stevenas Spielbergas, kuris pats prieš 30 metų gavo už Šindlerio sąrašą ir, kaip Spielbergas apibrėžia Hollywoodą ir tikrai reikšmingą Hollywoodo laikotarpį, taip man atrodo ir Nolanas jau mes turim pasakyti tai, kad 21 amžiuje jis tikrai yra vienas geriausių Hollywoodo kūrėjų ir toks, epocha, šitą kino epochą su visais jos pliusais ir minusais, bet, įkūnijantis režisierius, nes tiek jo superherojų filmai, nors tikriausiai po 10-20 metų, kai kalbės apie superherojus, dažniau minės franšizės, Marvel ir taip toliau, bet Nolanas irgi sukūrė savitą, kaip galima pažiūrėti į superherojus ar apskritai į veiksmo filmus, kaip galima pažiūrėti į tos pačius plotvistus ir kaip galima pažiūrėti į pačią tą, kaip tu gali prieiti prie gana sudėtingos asmenybės kaip Oppenheimeris ir kaip pristatyti jo istoriją. Šiaip kalbant apie superherojus ir apie Oppenheimerį, Oppenheimeris laimėjo dar vieną Oskarą už geriausią montažą. Jį pristatė Danny DeVito ir Arnoldas Schwarzeneggeris, kurie vaidino blogiukus. Tai tą ledžmogį kažkokį, pono šaltį ar kaip ten, nežinau. Jo, Mr. Frost. Ir pingviną. Tai 2 Batmano ikoniškus blogiukus ir labai buvo įdomus bitas, kai jie pasakojo, kaip Batmanas su jais susidorojo ir tada atkreipė dėmesį į salėje sėdinti Michaelą Keatoną. Tai vienas toks linksmesnių irgi buvo. Jo, tai šiaip nežinau, ką čia dar galima pakalbėti apie tas galbūt kategorijos. Apie geriausią kostiumą. Geriausi kostiumai, jo. Tai... Geriausią kostiumą pristatė nuogas Jonas Cena. Pristatė nuogas Jonas Cena, šiaip tai irgi labai smagus tas bitas, šiaip labai ir vertas laimėtojas, taigi Poor Things. Poor Things nuskynė ir už make-upą, ir už plaukus, ir už production design. Jo, susirinko tas techninius apdovanojimus. Čia gal nebent dar apie laimėtojus, tai Wesas Andersonas pasiėmė pirmą savo... Nepasiėmė. Nepasiėmė. Laimėjo, bet nepasiėmė savo pirmą Oskarą, kas irgi yra šiaip irgi vienas iš tų, galima jau sakyti, šio amžiaus ikoniškų kūrėjų. Tai už savo trumpametražį filmą su Benedictu Cumberbatchu The Wonderful Story of Henry Sugar pagal Roaldo Dalo apsakymą. Taip pat galima sakyti, kad Beatlai gavo savo Oskarą, gabaliuką Oskarą, nes filmas pagal Johno Lennono War is Over gavo už geriausią animacinį trumpametražį ir mes pamatėm, kaip dabar atrodo Johno Lennono sūnus, kuris privertė visus pasveikinti moterį išskyrusią Beatlus su motinos diena. Likštų ir žemą. Tai tikriausiai, man atrodo, gerai, paskutinis tas smagumas šiek tiek, kaip sakyt, nepolitkorektiškai išsityčiau už gerbiamų japonų, bet labai šiaip smagus žmonės. Jo, jie iš karto telefonus, selfiukai panašiai. Gavo už geriausius šitus specialiuosius efektus ir jie turėjo tas mažas Godzilliukės. Kaip tau šiaip Jimmy Kimmelis?
kaip idėjas. Man patiko. Man Jo. buvo geras tas santykis. Tarp pašiepimo ir tarp... Jo, tarp pašaipos ir humoro, tarp oficialumo ir lengvumo. Man, sakau, geras tas derinys, nors internetuose skaitytos komentarus iš tų pačių amerikiečių, kuriem gal... Ką jie supranta? Jo, bet kitas dalykas, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, jiem tai tikrai galbūt yra nusibodęs. Kaip, mum pavyzdys, ką žinau, tikriausiai yra žmonių, kurie įkyrėjęs, yra Mantas Tonkus, Justinas Jankevičius, ar tuo labiau Arūnas Valinskas. Kurios tu matai 10, 15, 30, 40 metų. Tai Jimmy Kimmelis irgi jau yra seniai šitame versle, tai suprantu, kad amerikiečiam gal noris šviežių veidų, plius čia yra 4, man atrodo, jo vesta ceremonija. Bet jam gerai sekas. Ir šiaip 2 labai smagus momentai, kad pačioje pradžioje jisai padėkojo visai Oskarų kūrybiniai komandai, atsivedė juos ant scenos, o antras, kai tu perkai Jimmy Kimmelį, tu gauni ir jo sidekicką Guillermo. Tai irgi buvo smagus toks bitas, kai jis visiems atnešė tekilos, sakė tostą ir sako, tostas mano žmonai Charlize Theron. Ai, Guillermo, nesikeisk niekada. Ja, šiaip tai, bitai buvo smagus, aišku, mes nematėm niekam trenkiančio, bet daug, Johną Ceną paminėjom, tas pats, Batmano blogiukai, tas pats, kai buvo Kate McKinnon su Stevenu Spielbergu turėjo tokį įdomų santykį. Tai tas pats Jimmy Kimmelis, Robertas Downis jaunesnysis, kur apie aukščiausią karjeros tašką. Man smagu, kad žmonės moka šiaip iš savęs pasijuokti. Ir Jimmy Kimmelio, aišku, dėl to Vilo Smito nieks nebekviečia. Kreipimasis į galimai buvusi būsimą prezidentą Donaldą J. Trumpą ir jo galbūt jau kalėjimo metą. Tai irgi tokius smagių vietų buvo ir žinoma, reikia pasakyti, kad kas šiaip buvo svarbiausias Oskarų akcentas, tai yra šuomesis iš Anatomy of a Fall. Buvo vienu momentu, kai rodė, kaip publikoje esantys svečiai ploja ir jam buvo šalia jo tokios pliušinės letenytės pridėtas. Ir aišku, irgi turbūt svarbiausias Oskarų akcentas, kad Ryanas Goslingas yra labai nuostabus gražus vyras. Labai gražus vyras ir mačiau internete šiaip reakciją Martinos Scorsese'is. I'm Just Ken pasirodymą. Martinas turėjo savo gyvenimo laiką, tikrai jam labai patiko. Šiaip gerai, tai ceremoniją mes vertinam gerai. Taip, 9, stiprus 9. Stiprus 9. Yra kur tobulėt, bet buvo smagu. Buvo smagu. Šiaip tai tikriausiai galim sakyti, kad tikrai didžiausias Oskarų laimėtas buvo Oppenheimeris. Ir Ryanas Goslingas. Ir mes, kad matėm. Tikriausiai galima sakyti, kad, didžiausias pralaimėtojas galbūt, jeigu galima tai pasakyti pagal nominacijų skaičių ir negautas nominacijas, tai tikriausiai galim sakyti yra Killers of a Flower Moon ir Barbie. Bet žinai... Nes nieko negavo. Gerai, Barbie gavo už dainą, bet šiaip tai nieko negavo. Bet... Nes Holdover, žinai, bent jau gavo už aktorių, Zone of Interest jau kalbėjom. Tai yra bet tas apdovanojimų sezonas yra negailestingas, nes jeigu yra daug gerų filmų ir yra didelė konkurencija, tai tu gali būti, kad tu nieko negausi. Ir vėlgi, aš mačiau tų tokių pamastymų, kad silpni Oskarai, ta prasme, apdovanojimų prasme, kad pritempė dar ir europinius filmus, bet kadangi mes matėm visus filmus, man atrodo, galim drąsiai sakyti, kad šiaip visi tie filmai, apart kai kurių, ten American Fiction, gal kai kam ir Maestro, šiaip buvo stiprus, visi savitai stiprus ir visi būtų, jeigu būtų gavę geriausio filmo tą statulėlę, tu nebūtum pykęs, nes jie savitai savaip iš vieno ar kito kampo yra geri. Amerikiečiai, jie gyvena savo burbule ir čia reikia su tuo išmokti susitaikyti. Tai tiesiog. Mes kadangi nusprendėm, kad mums yra smagu kartu vesti šitą podcastą ir kad norim daugiau pabūti, čia nusprendėm dar tokį, nežinau, čia žaidimukas, rubrika. Mes pasiėmėm 10 paskutinių Oskarų ceremonijų, apdovanojimų ir pabandysim išsirinkti iš visų laimėtojų savo Oskarų 10-mečio laimėtojus. Tai tarkim, iš visų 10 filmų išrinksim, kas mums labiausiai patiko,
ir taip pat. Nu, toks jo dešimtmečio apibrėžimas ir pažiūrėjimas, gal kiek tas dešimtmetis, 10 paskutinių ceremonijų, gal taip tiksliausia būtų. Bet šiaip, jo buvo gal 3 metai iš tų 10, kur tikrai stiprus, bet po to taip žiūrėjau ir, liūdnoka buvo šiaip. Jo, nežinau, nuo kurios tu nori pradėti. Tai gal pradėkim nuo animacinio, galim pradėti. Galim pradėti nuo animacinio. Ja. Per šį laikotarpį, per paskutinius 10 metų, kas laimėjo Oskarą geriausio animacinio filmo kategoriją, kas yra mūsų nominantai šitoj 10-mečio žaidime. Tai yra Big Hero 6, Inside Out, Zootopia, Coco, Spider-Man Into the Spider-Verse, Toy Story 4, Soul, Encanto, Guillermo del Toro's Pinocchio ir The Boy and the Heron. Heroin. Jo, žodžiu, aš niekada nebuvau tas didelis Disnėjaus, Pixar ir panašiai multikų fanas, kol mūsų kolegė bendra viena tavo buvus, mano vis dar esama, neprivertė manęs pažiūrėti tų visų ikoniškų filmų. Ir aš per vieną verkiau. Jis labai geras, labai puikus, tiek dėl scenarijaus, tiek dėl savo gilesnės minties, tiek dėl nupiešimo, tiek dėl muzikos, ypač dėl muzikos. Tai mano 10-mečio laimėtojas yra Coco. Coco? Taip. Aš nemačiau. Šiaip aš atvirai pasakyti. Pažiūrėk, tau. Aš su animacija visiškai nedraugauju. Žinok, pažiūrėk Coco. Coco yra nuostabus filmas. Dėl to aš net nebandysiu apgauti jūsų, kad aš mačiau tik tai vieną iš šitų filmų. Okay. Ir mane turi kažkas priverst pažiūrėti filmą, žinai, kad animacinė. Tai čia man privertė tai, kad, bent jau man buvo pasakyta, kad tai yra vienas geriausių pastarųjų laikų animacinių filmų ir kad jis yra kažkiek apibrėžiantis. Revoliucija animacijoje, tai yra žmogus voras. Ir aš sakau, aš nemačiau, dėl to aš negaliu baisiai kažkiek lyginti, bet, bent iš pirmo akies testo, nekalbant apie storytellingą, vadiname jį, tai vis tiek, man atrodo, dauguma šitų filmų buvo gana tradicinės animacijos atstovai, gal išskyrus tik tai Guillermo del Toro Pinokį. Spider-Manas vis tiek žengia į tą žanrą laužančią teritoriją ir įveda tą multivisatų motyvą, kurį mes dar paliesim, kai kalbėsim apie geriausio filmo kategoriją, manau. Tai yra kažkiek apibrėžiančia, į ką kinas keliauja. Tai yra tos besimaišančias visatas medijas, pasakojimo būdus. Tai dėl šito, nežinau, galima sakyti kažkiek ikoniškumo, įkūnymo, apie ką dabar yra kinas. Ir dėl to, kad tai yra vienintelis filmas, kurį aš mačiau šitų 10, tai yra Spider-Manas. Šiaip jo, negaliu pykti. Aš turiu argumentą. Žiūrėk, aš turiu 2 argumentus. Taip. Tai sakau, vienas argumentas yra blogas argumentas, kad tai vienintelis, kurį aš mačiau. Kitas argumentas, man atrodo, yra gana stiprus. Taip, tai labai stiprus filmas, sutinku, bet jo, mano šildelį daugiau užima Coco. Adaptuotas scenarijus. Čia aš rinkausi tarp 2. Galim tuoj paskaitysime. Taip. Geriausias įvaikintas scenarijus. Nominantai. Imitation Game. Nuostabus. The Big Short. Geras. Moonlight. Call Me By Your Name. Sakingi gay. Black Classman. Nuostabus filmas. Jojo Rabbit. Jup. The Father. Jup. Coda. Ok. Women Talking. Jo. Ir American Fiction. Tai va, aš rinkaus tarp Women Talking ir tarp Jojo Rabbit. Women Talking mes kalbėjom pernai, kai turėjom kitą podcastą, kad išties galimai toks underdoginis filmas, jis buvo nominuotas Oskarų, jis laimėjo Oskarą, bet jeigu ne Oskarai, turbūt daugelis jo ir nebūtų pamatę. Ir tai tikrai geras filmas su stipria mintimi, su stipria istorinė potekste panašiai, bet man visada patiko Taika Waititi ir Jojo Rabbit yra tiek jo karjeros pikas, tiek tai yra labai smagus filmas, tai yra labai
revočinamas, vis iš naujo pažiūrimas filmas ir man jis, yra, sakau, vienas turbūt apskritai smagiausių, širdžiai mieliausių filmų per pastarąjį 10-metį kine, tai mano balsas keliauja Jojo Rabbit. Aš džiaugiuosi, kad mes nesutinkam dėl nieko šito segmente. Tai mano favoritas yra šiaip, tai man atrodo, irgi neįvertinta šiaip filmas pakankamai. Mano vienas mėgstamiausių, aš sakyčiau, pastarojo meto filmų, kurį mačiau jau ne vieną ir ne du ir gal net ne 3 kartus. Ir filmas, kuris man palieka visada pabaigoje gniutulą gerklėj, tai yra filmas, kur vėlgi tikriausiai, aš nežinau, aš gal klystu dėl tavęs, aš galiu iškart pasakyti, aš neskaičiau nei vienos tos knygos arba kito aš irgi ne. To kūrinio, jo, kam yra adaptuotas, bet iš to, kaip padarytas tas filmas ir kaip po to tas režisierius darė filmas, man atrodo, tiesiog jo stilius labai pritiko pasakojimai istorijai ir aš spėčiau, kad ją labai gerai papildė, tai aš kalbu apie The Big Short. Tai yra Adamas Makėjus, kuris labai... Adamas Makėjus. Man atrodo, per ilgą net gyvenimo dalį praleido gana durnom komedijom, išskyrus galbūt šitą vadinamąjį Diktorių filmą su Willu Farrellu, bet dauguma tai buvo gana tokios abejotinos kokybės kūriniai. Tai The Big Short buvo jo tas įėjimas į rimtesnį kiną, kur yra, vis tiek jisai derina tą savo humorą su rimtomis temomis, ką mes po to matėm ir Vice, ir Don't Look Up. Tai The Big Short, sakau, filmas, kas nematėt, būtinai pažiūrėkit, nes iš dalies šiaip sudėtinga žiūrėti, bet iš dalies jį ir labai smagu žiūrėti ir apie labai tą temą, kurią daug kas vis dar prisimena, tai yra 2008 metų krizė. Vėliau! Ir man tas gliūta, nes čia yra tas filmas, čiagi niekas, nemiršta ten, ar niekas, iš pagrindinių veikėjų, ar nėra labai jautri istorija, bet tas paskutinis suvokimas, kad okay, we're fucked. Ir iš ko atėjo visa ta krizė, sakau, mane labai kikina ir, sakau, man atrodo nepakankamai įvertintas filmas, tai aš jį įvertinsiu dabar. Originalus scenarijus, Vilmantai, kas buvo nominuoti? Kas buvo nenominuoti? Kas laimėjo? Kas laimėjo? Tai laimėjo Žmogus paukštis, Spotlightas, Manchester by the Sea, nežinau, ką čia buvo, Get Out, Get Out, Vilmantai, pažįstai Get Out, Green Book, Parasite, Promising Young Woman, Belfastas, Everything Everywhere All at Once ir Anatomy of a Fall. Ir kas tavo širdelę labiausiai paglostė? Kas man geriausiai? Ne, šiaip tik originalus scenarius, originalios idėjos. Pakalbėkime apie tą kūrybiškumą vadinamą jį. Taip. Ir aš sakyčiau, kad vėlgi čia, manau, yra 2 akivaizdus favoritai, jūs galite nesutikti, bet o kas man jaunam? Tai yra Get Out ir Parasite. Ir vėlgi aš pažymėsiu tai, kad Jordanas Peele'as ir kažkiek panašiai istorija kaip su Adamu Makėju, tai yra iš humoro žmogus atėjo šiek tiek į kitą žanrą, bet suderindamas tą savo patirtį, humorą su kažkuo kitu, šiuo atveju su siaubo kinu, tikrai originalus filmas, keičianti žanrą su tikrai gera istorija ir čia mano toks, pasakysiu, čia yra runner-upas mano, nes Parazitas, yra... Aš su tavimi sutinku, tai mano apskritai mėgstamiausias visų laikų filmas. Aš nežinau, jis turi viską. Jis turi komediją, jis turi šiek tiek tokio siaubo elementų, gero veiksmo, jis turi tą netgi gilesnę temą kaip turtinė nelygybė ir panašiai. Tai ten turtinė nelygybė, šita kultūriniai dalykai, prasme, ir labai simbolizmo daug, ir ta įdėta labai daug. Jo, žanrų maišalinė. Ir aišku, tai yra filmas padaręs labai daug, nes jis atvėrė vakarams tokias kaip ir duris į Pietų Korėjos kiną, kur, ten yra daug nuostabių filmų, bet mes juos kažkaip praleisdavom pro akis. Ir kai Parazitas laimėjo Oskarą, tikrai daugelis pradėjo labiau domėtis Pietų Korėjos kinu ir pamatė, kiek ten daug visko yra ir koks tai geras kinas. Tai kitaip tariant, kino terminai šnekant, achujenas scenarijas. Filmas. Bet šiaip aš dar turiu vieną filmą, kuris man labai brangus. Jis, nelaimėtų pagal mane šitoj kategorijoje, bet Spotlight.
Tai jis nėra labai kūrybiškas ar kažkuo išsiskiriantis savo kaip kinematografinė prasme, bet tai yra labai drąsus filmas. Tai filmas apie žurnalistus, kurie nusprendė katalikų pedofilų klaną išardyti. Tai šitas filmas labai stiprus su savo žinute, castas nuostabus. Tai vat, jis man irgi turi širdelį tokią atskirą vietelę. Šiaip tai, čia spoileris, nespoileris, jis laimėjo tais metais Oscarą kaip geriausias filmas. Ir šiaip, man atrodo, tai vienas tokių didesnių netikėtumų buvo. Ir kažkiek jis gal laimėjo, kad tu sakai, jo, jis yra drąsus, bet jis yra ir labai tradicinis pasakojimo prasme, kino prasme jis yra labai jis galėtų laisvai netgi būti koks mini serialas. Ir jis laisvai galėjo, kaip jis yra padarytas, man atrodo, būtų, žinai, padarytas dar prieš 20 metų, gal tematinė prasme, gal ir ne. Vis tiek yra ir pasakojimo prasme ten yra tokių, žinai, modernių sprendimų, bet vėlgi tai yra toks labai tradicinis tas oskarinis apdovanojimus traukiantis amerikietiškas filmas. Jis man patiko, bet net ir kalbant apie tą geriausią, žinai, filmą, man kažkiek kitoj, kad kai žiūri, kas aplinkui buvo tuo metu, įdomus pasirinkimas, sakykime taip. Geriausia antraplanė aktorė. Geriausia antraplanė aktorė yra Patricia Arquette, Alicia Vikander, Viola Davis, Allison Janney, Regina King, Laura Dern. Ant ko čia jau pastrigai? Jų Jung Jon. Oi, visgi tas lietuviškas, žinai, rasizmas. Adriana DeBose, Jamie Lee Curtis ir Dwayne Joy Randolph. Laurinai, kuri šitų, vėlgi, pasakykime taip, ne pirmo plano aktorių, taip, tave sužavėjo, palietė tave? Ne pirmo plano ir ne pirmos jaunystės, bet aš vis tiek norėčiau, kad į mane paliestų ir šiaip. Jamie Lee Curtis. Mes pernai dar diskutavom su tavimi, kad, jinai irgi ne tiek antraplanė, kiek, jinai labai svarbią rolę turėjo filme Everything, Everywhere, All at Once. Aš pirmą kartą gyvenime pasakiau neįsipisinėdamas. Tai... Galimai tai insulto ženklas. Kažkaip rankos nejaučiau. Nežinau, jo Laura Dern filme Marriage Story pasirodė stipriai, bet man jos ten buvo mažai ir jos vaidmenį, manau, būtų galėję bet kas suvaidint. Oi. Tu būtum galėjęs būti tuo skyrybų advokatą. Ne, visiškai nesutinku. O Jamie Lee Curtis, man sakau, aišku, galima konspiracijos teorija, kad šitas Oskaras buvo įteiktas jai už jos šiaip viso amžiaus nuopelnus. Negalimai, taip ir buvo. Bet nežinau, man patiko, kartočiau. Aš tai nesutinku su Laura Dern, nes jinai yra mano tarp dviejų favoričių šitam dešimtmetį, dėl to, kad jos vaidmuo filme Vedybų istorija, Marriage Story buvo vėlgi trumpas, bet efektingas, sakykime taip. Man taip sako moteris. Aš tikiu, aš ir galvoju, ar man reiktų tai pasakyti, ar nereiktų, ir aš visgi pasakiau. Tai man atrodo, jis tikrai ir Laura Dern iš dalies, jinai nėra galbūt tokia ikoninė filmų aktorė kaip Jamie Lee Curtis, bet tai vis tiek yra gana ikoninė. Davido Lyncho mūza ir man labai labai patiko jos tos vaidmuo, bet vėlgi jinai mano yra runner-upperė, nes pirmoje vietoje pas mane yra Allison Janney, kuris suvaidino filme I, Tonya, suvaidino labai smagę, bet labai šlykštę pagrindinės veikėjas Tonijos motiną, ir čia, sakau, vienas iš tų atvejų, kai tos mažiau žinomas žvaigždės arba kitos, kaip sakyt, negalima sakyti žemesnio rango, bet Allison Janney yra tokia televizijos ir komedijų aktorė. Tai čia jinai turėjo tą visiškai triumfo momentą, kur labai tiko jai tas vaidmuo, atitiko Kirvis Kotą, kaip sakoma. Ir man yra labai įsimintinas tas vaidmuo, tai aš atiduodu savo laurus poniai Allison. Bet ne Laurai, dar ne Laurų jinai negauna. Gerai, antraplanis aktorius.
antraplanių aktorium pretenduoja Pretenduoja būti, nors jau... nors jau buvo. Taip, bet čia mūsų manau, kad įvertinimas yra svarbesnis. J.K. Simmonsas, Yeah. Markas Rylandsas, Mahershala Ali, Samas Rockwellas, vėl Mahershala Ali. 2 kartus laimėjo. Talentingas vyras. Ir dar turi savo šokoladinę. Ir turi savo šokoladinę. Bredas Pitas, Danielius Kaluja savo turi irgi gėrimą. Trojus Kocuras, Ke Hui Kvanas ir Robertas Daunis jaunesnysis. Na, Laurinai, leisk atspėsiu. Spėk. Ką tu pasirinkai? Spėk. Tu pasirinkai J.K. Simpsoną. Žinoma, Simpsoną. Žinoma, irgi dar vienas iš atvejų, kai man keista, kai tiek daug filme reiškias ir tiek daug filme pasirodęs veikėjas yra kaip antraplanis, nes jis tikrai yra vienas iš 2 pagrindinių veikėjų, bet sakau, be jo nebūtų filmo, jis yra piktas, jis nuostabus, jis yra genialus, jis visiems įvarė ir atnaujino traumas, kurie ėjo į kažkokius būrelius ar muzikos ar sporto, man irgi tai J.K. Simmonsas. Jo, Robertas Daunis pasirodė nuostabiai, bet aš kadangi jam net nebūčiau Oskaro davęs šiemet, tai, J.K. Simmonsas. J.K. Simmonsas. Kas tau? Man vėlgi yra simpatijos. Vėlgi mes apdainavom antikos vertą Ryano Goslingo grožį, bet Aš jau žinau apie ką. prisiminkime, bet aš kadangi jį visada įvardyju, tai mano sidabras atitenka žmogui, kuris anksčiau bent jau paversdavo ne vieną moterį vandens čiuožyklą, tai yra Bredas Pitas. Okay. Už kartą Holivude, vėlgi tikriausiai nevertas ta prasme už šitą vaidmenį visiškai, bet vertas už savo karjerą, ką manau ir apie Robertą Downey kažkiek galima pasakyti. Bet šiaip man labai stiprų įspūdį palikęs. Aš šiaip mano labai... Kaip Iron Vytas. Kaip Iron Vytas, tai yra Samas Rockwellas. Okay. Iš 3 Tedai prie Ebbingo, Misūryje. Iš vienos pusės, kad tai irgi labai yra jo karjera labai vingiuota ir kad čia yra tas jo, auksinis taškas, bet iš kitos pusės jo vaidinamas pareigūnas Jasonas Dixonas man labai patinka to veikėjo transformacija, kur vėlgi čia nėra serialas, čia yra 2 su kapeikom tikriausiai valandų filmas, kur tu per tą laiką spėjai ir nekęst to veikėjo, ir jį įsimylėti, ir su juo juoktis, ir su juo verkti. Tai toks kompleksinis pasirodymas, plus mano simpatija Samui Rockwellui, kuris irgi pasirodė šitoj ceremonijai su viena barzda. Tai Samas Rockwellas, mano simpatukas. Jo, aš šiaip buvau pamiršęs, kad jis yra tas beprotis iš Žalios mylios. Taip. Nice. Jis, sakau, labai, labai talentingas aktorius, kurį... Ir jis Jojo Rabbit buvo. Taip, jis visur buvo. Jėzus, Markus, koks nuostabus vyras. Samas Rockwellas. Puikus vyras. Gerai. Geriausia aktorka. Geriausia aktorka, tai yra Julianne Moore, Brie Larson, Emma Stone, Frances McDormand, Olivia Colman, Renée Zellweger, Frances McDormand, Jessica Chastain, Michelle Yeoh ir Emma Stone. Tai čia pasirinkimas yra gana ribotas, nes Frances McDormand gavo 2 kartus per pastarąjį 10-metį už stendus prie Ebbingo ir už Niekieno žemę, ir Emma Stone pasiėmė už La La Land ir už Poor Things. Tai Laurinai, ar kažkuri iš šitų 2 aktorių yra tavo mylima? Taip, kad ir kiek aš mylėčiau Emma Stone, kad ir kiek aš norėčiau būti Jorgos Lantimus. Tau visgi patinka vyresnės moteris, sakykime taip, su patirtim. Aš niekada nežiūrėčiau ją seksualiai, bet aš galiu pripažinti šitos moters talentą. Tai yra Prancūzija McDormand. Jo, tiesiog, geniali aktorė, puikiai išjautusi savo vaidmenis, visą skausmą. Tiesiog, nėra ką pasakyti, kas matėt tuos 2 filmus, patys suprantat, kad jinai tikrai verta tų 2 Oskarėlių. Aš tai nesiginčiu. Ne, tikrai, ta prasme... Ypač, šiaip iš visų kategorijų, ką mes aptarėm 10-mečio, šiaip šita yra kaip ir silpniausia apart Emma Stone. Tu seksistė. Ne, aš tiesiog kalbu, kad apart Frances McDormand ir Emma Stone tos likusios 6
Nu, nelabai. Na, nežinau, kažkuo išsiskyrė. Olivia Colman favoritai. Nežinau. Nu, man tai... Nu, pavyzdžiui, netgi pernai aš būčiau davęs Kate Blanchett. Ne, tai mes... Taip. Nes, toks, žinai. Labai daug buvo metų, kai laimėjo ne tai, kas turėjo laimėti. Na taip, kaip ir 2002 metų prezidento rinkimus. Apie ką tu? Paksas laimėjo. O kas turėjo laimėti? Šerį. Gerai. Taip, geriausias aktorius. Geriausias aktorius. Eddie Redmaynas, Leonardo DiCaprio, Casey Affleckas, Gary Oldmanas, Rami Malekas, Joaquinas Phoenixas, Antonio Hopkinsas, Willas Smithas, Brendanas Fraseris ir Cillianas Murphys. Taip, yra 3 aktoriai. Tai 2 yra, kurie puikiai pasirodė savo filmuose. Vienas iš jų sukūrė turbūt geriausią savo gyvenimo vaidmenį, kitas ne. Bet tai nereiškia, kad jisai pasirodė blogiau tame filme. Aš kalbu apie Joaquiną Phoenixą, jisai turėjo tikrai gerų filmų. Jokeris jo populiariausias, bet jis nėra tikrai geriausias. Tai puiku, kad jis laimėjo Oscarą. Puiku, kad Oscarą laimėjo savo stipriausią karjeros vaidmenį suvaidinęs Brendanas Fraseris. Bet, jis yra tiesiog mūsų turbūt vaikystės džiaugsmas, teisinguoliai, darliai, mumijos panašiai. Bet teisingiausias atsakymas visgi nuskambėjo šį savaitgalį. Cillianas Murphys yra nuostabus aktorius. Ir aš jam duodu savo 10-mečio apdovanojimą. Nu va. O tu? O aš. Šiaip tai iš šitų pasirodymų, kaip pasirodymų tik tai, gal ir Cillianas Murphys, nes, man atrodo, Gary Oldmanas labai daug, žinai, kai tau daug duoda grimas, tai čia man biški galbūt ne viskas patinka. Tai gal net ir Cillianas Murphys, bet šiaip tai vis tiek reikia nuimti kepurę prieš Leonardo DiCaprio, kur vėlgi ne šis vaidmuo, bet jeigu žiūrėtume apskritai į jo visą karjerą, tai man atrodo Leonardas DiCaprio turėjo 2 metais anksčiau gauti Oscarą už Wall Streeto vilką. Taip, čia buvo grinai pasigailėjimo Oskaras. Tas filmas nėra geras. Tikrai, tas filmas, aš vieną kartą pamačiau, skrolinau daug, jis nuobodus, ne, tikrai, Bet Willas Smithas irgi gavo Oscarą. Tu palauk, kas su Willu Smithu dabar žiūriu, kas turėjo laimėti. Gal. Žodžiu. Kažkoks toks, jau mes išsikvėpėm į galą. Išsikvėpėm, tai paskutinį šaunam geriausias. Du, dar geriausias režisierius ir geriausias filmas. Tas pats. Taip, tai režisierius Alejandro González Iñárritu, 2 metus iš eilės. Damienas Chazelis, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarónas, šiaip tai, aš atsiprašau, pizdėt, 14, 15, 17 ir 18 metais laimėjo meksikiečiai. Ai. Tai tik Damienas Chazelis taip įsispraudė. Taip, toliau, Bong Joon-ho, Chloe Zhao, Jane Champion, neatsimenu, Danielis Kvanas ir Danielis Šeinartas ir Christopheris Nolanas. Bong Joon-ho. Kodėl? Tiesiog, jis genialus. Jis neturi ne vieno blogo filmo šiaip savo kinematografijoje. Jis padarė vieną įspūdingiausių pastarojo 10-mečio filmų. Sakau, tas filmas, mes jau kalbėjom, turi viską. Tai ir sakau, jis parašė scenarijų, jis viską pats tenais padarė. Jis nuostabus. Šaunus vyras. Bet aš tai balsuoju už vieną iš meksikiečių, bet ne už vieną jo filmą, už kitą, tai yra Alejandro González Iñárritu, The Revenant. Vėlgi, nuobodokas filmas, pripažįstu, bet vis tiek iš režisieriaus akis ten matosi, bet Žmogus paukštis man labai didelį įspūdį padaręs filmas ir ten Iñárritu, man atrodo, irgi laužo standartus, laužo taisyklės ir
realiai jis mums sugražino Michaelą Keatoną, už ką mes irgi turim būti jam dėkingi, ir Alejandro González Iñárritu dabar kažkaip pastaruoju metu taip nuėjęs vėlgi kažkur į antrą planą, bet man atrodo vienas iš žmonių, kurį reikia prisiminti kaip vieną esminių irgi šio amžiaus režisierių. Bet šiaip, va čia kompanija, tai tikrai galbūt išskyrus Chloe Zhao, kurios čia buvo, man atrodo, gal net ir pirmas filmas, ta Niekieno žemė, ir vėliau jinai nuėjo daryti Marvelio Fuflo, tai apart jos, yra visi įspūdingi režisieriai, net ir ponai Danieliai, kurių Everything Everywhere All at Once, vienas pirmųjų dar darbų, bet ir prieš tai buvę, išsiskiria tas pats Swiss Army Man, ar kaip ten, kur Danielis Hario Poterio lavonas tampamas, jo. Ir bezdais. Keistas filmas, filmas. Bet irgi, jie yra jau irgi apibrėžiantis kiną, tas pats Damienas Chazelis su savo La La Land ir Whiplash, jisai irgi yra jaunasis wunderkindas, jau nekalbant apie Guillermo del Toro ar Alfonso Cuaroną. Tai, sakau, čia labai šiaip stiprus tas dešimtukas, vadinamasis Lietuvos šokių. Ir užbaikim su geriausiu filmu ir tada galėsiu pasipiktinti vienais metais ir galėsim eiti namo vėl. Gerai, taip. Tai paskutiniai 10 metų yra tokie Birdman, Spotlight, Moonlight. Spotlight, Moonlight. Čia XXXTentacion daina Moonlight, Spotlight. The Shape of Water, Green Book, Parasite, Nomadland, Koda, Viskas visur ir iš karto, ir Oppenheimeris. Tai aš nieko nenustebinsiu, aš jau apie šitą filmą šiandien svaigstu. Parazitas, mano mėgstamiausias filmas ever. Tu? Tai aš noriu pagerbti kitą filmą, kuris Parazitas man labai patiko, bet vėlgi filmas, kuris man irgi labai labai patinka, tai dėl ko aš Gonzálezui Iñárritu daviau, tai yra Birdman. Man labai patikęs filmas tiek savo pasakojimo nestandartiškumu, tiek apgavimu mūsų, kad tai yra vienu teiku nufilmuotas filmas. Ir šiaip man atrodo apie svarbų irgi dalyką šnekantis tiek kūrybo žmonėm, bet tiek apskritai žmonėm apie tą, nuvertinimą savęs ir šiek tiek, kai ar pasieki kažkokį amžių, ar kai pasieki kažkokios karjeros aukštumas, ir tas nenuvertinkim vienas kito. Ir aš tikriausiai, aš gal būčiau davęs irgi Parazitui, bet aš galvoju, reikia pašnekėti apie filmą, kuris, man atrodo, kadangi jis buvo prieš 10 metų, jis kažkiek jau yra primirštas ir apie jį reikia pakalbėti. Taip. Ir pabaigai aš noriu pasipiktinti jubiliejiniais 90-aisiais Oscarais, kurie vyko 2018. Ten tiek už geriausią filmą, tiek už geriausią režisierių laimėjo Guillermo del Toro su savo Shape of Water, bet tie metai buvo fucking stiprus ir buvo tikrai daug vertesnių filmų. Tai filmų 10 buvo Shape of Water, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post ir Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Visi filmai nuostabus ir man asmeniškai The Shape of Water vienas silpnesnių iš to sąrašo. Tai aš irgi išvelgiau čia konspiracijos teoriją, kad tiesiog Guillermo del Toro buvo laikas duoti Oscarą ir jis gavo jį. Bet, tikrai, Paulas Thomas Andersonas su savo Phantom Thread, nuostabu. Jordan Peele su savo Get Out sukūrė visiškai naują tokia kaip ir požiūrį į siaubą. Christopheris Nolanas su savo Dunkirk, man tai vienas tokių įspūdingiausių karo filmų, nežinau. Guillermo del Toro, tu fainas, smagus žmogeliukas, bet ne su šituo filmu. Ir man tai kai kalbam apie tas neteisybės, tai aišku, daug kur tu ten gali matyti ir kur tu sirgai galbūt už kitą filmą, arba jis tau labiau patinka, bet man tikrai atrodo didelė neteisybė, tu išsakai tą simpatiją savo Spotlight, bet man atrodo, kad mes prisiminsime dar tuos Oscarus ir žiūrėsime ir klausime savęs, kodėl negeriausias šio amžiaus veiksmo filmas, tai yra vizualinė opera Pašėlęs Maksas Įtūžio kelias laimėjo geriausią filmą, nes man tai atrodo, kad čia yra tas kartas, kai mes žiūrime, kodėl Kubrikas už Kosminę Odisėją nelaimėjo. O pala, kas laimėjo tais metais? Spotlight. Taip, ir vėlgi, aš sakau, aš išreiškiau ten prieš tai meilę labai The Big Short, bet man atrodo, Pašėlęs Maksas, tai kartu rodo, ir šiaip čia graži istorija, Džordžo Millerio sugrįžimas, veikėjo sugrįžimas, vizualiai įspūdingas filmas, bet kai tu sugebi sukurti, sakau, tokią kino operą, kur
gali sakyti, kad ten nėra dialogų ir nieko tokio, bet pats veiksmas pasakoja istoriją ir pasakoja, labai labai gerai, tai man atrodo, čia yra kažkiek visgi nusikaltimas tam vadinamajam kino menui. Taip. Ir kalbant apie kino meną ir kino operas, paspoilinsim, ką mes darysim kitame epizode, tai aptarsime. Turbūt dabar didžiausia kino opera, kuri jau dabar vadinama kaip mūsų kartos ir mūsų amžiaus žvaigždžių karais. Dune, Kopa. Kopa 1, Kopa 2. Tai prisiminsime ir tą seną filmą Kopą, manau, pažiūrėsim, palyginsim. Jo, Kopų, aš nežinau, tikriausiai gal... Ir gersim bėgančią Kopą, labai geras alus. Gal net ir prieš Velykas spėsim, nežinau. Manau, tikriausiai taip. Dažysim margučius, daužysim kiaušinius ir... Daužysim rusus, blėt, karo lauke, 1482, skambinkit. Ir tuo pačiu daužykit tą laiko ir subscribe mygtuką ant mūsų kanalo ir mūsų video. Taip, ačiū visiems. Taip, mylėkime vieni kitus. Ate. Ačiū, kad žiūrėjo, mieli žiūrovai, mokslo ir menų žinovai, ponai darbininkai, bedarbiai ir daktarai, Seimo nariai, dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai, bet sakom, ačiū, kad žiūrėjo, atleiskit, kas ne.